Zarasų miesto Sėlių aikštė, birželio 14 rytas. Čia susirinko senovinės technikos puoselėtojai. Ir tai ne tik šios istorinės technikos parodymas zarasiškiams, kurie rinkosi pažiūrėti retai keliuose sutinkamą techniką. Mašinomis ir motociklais atvykę entuziastai ruošiasi išskirtinio istorinių automobilių ir motociklų ralio startui. Aišku, ralio dalyviai tikrai turės matyti laiko pasidžiaugti mūsų krašto grožybėm, pravažiuos nemažai mūsų krašto, pravingios. Taip, kad linkiu jiem gero kelio, be jokių kliūčių, be jokių nieko. Aišku, gero oro, nors nelabai šilta, tačiau kol kas, ačiū Dievui, nelieja, ypač kurie važiuos su kulkosvaidžiais ir be, šitiem baisiausia galbūt, jeigu pradės lyti. Todėl tikrai linkiu jiems geros kelionės, gerų įspūdžių ir kad visi pasiektų finišą, nors tikriausiai pasieks visi, taip linkiu. Ralyje dalyvauja 3 motociklus ir 30 automobilius vairuojančių ekipažų. Dalyviai džiaugiasi progą varžytis ir sutikti bendraminčių. Klasikinių automobilių judėjime aš dalyvauju daug metų. Viskas turbūt prasidėjo nuo to, kad man šiaip gyvenime patinka istorija, patinka technika, patinka technikos istorija, kaip išdava viso to. Ir, sakysim, svajonę įsigyti klasikinį automobilį turėjau labai senai, bet ją gyvendinau 2008 metais, kadangi pats daug metų dirbau Volkswagen atstovybėj, kažkaip gimė meilė būtent tai markei ir kažkaip klausimų didelių, ką pirkti ir nekilo. Tai nusipirkau vabalą ir kuo toliau, to labiau įsitraukiau į tą judėjimą visą. Kasdien važinėdamas, tarkim, šiuolaikiniu automobiliu, labai pasiilgsti to vairavimo jausmo, kurį duoda, tarkim, klasikinis automobilis. Ir tai yra daug tikresnis būdas keliauti, pažinti, tarkim, jausti kelią, jausti vairavimo malonumą, kada mašina yra arti kelio, kada vairas yra be vairo stiprintuvo. Šis ralis tai tikslumo varžybos. Dalyviams ralių ruožus reikia įveikti per tam tikrą laiką ir į laiko kontrolės postą atvažiuoti nei per anksti, nei per vėlai, o tiksliai nustatytą minutę. Tokia pagrindinė klasikinės technikos ralių taisyklė. Laiką skaičiuoti ir laiką bei atstumą labai tiksliai skaičiuoti čia reikia. Ir susilaikyti, važiuoti to vidutiniu, ne per dideliu greičiu buvo labai sunku, nes kai kurie ruožai dubliavosi su 300 žiūrų ralio ruožais, kur aš įpratęs važiuoti labai dideliu greičiu, kai mašina šokinėja, vos liečia asfaltą. Tai čia dabar reikėjo važiuoti vidutiniu gal 53 ar 56, neatsimenu, kilometrų per valandą greičiu ir man buvo taip neštėjo rankas, tai aš ten truputį gavau baudos už per greitą važiavimą. Pirmasis ralių ruožas driekėsi siaurais keliukais iki Stelmužės ąžuolo. Simboliška, kad pirmasis ralių ruožas baigėsi prie vieno seniausių Europoje apie 1500 metų senumo ąžuolo. Ralio organizatoriai siekia technikos įvairovės, todėl ralyje dalyvavo įvairiausių laikmečių angliški, vokiški, amerikietiški, čekiški ir sovietiniai automobiliai ir motociklai. Ralyje važiuoja net 4 įvairių modifikacijų Porsche, itin reti automobiliai Škoda S100 ir Škoda 110R, taip pat galima pamatyti legendinį Citroën 2CV6 ar Datsun 240Z. Ralyje dalyvauja ir klasikinis M72, puikiai restauruotas sovietinės armijos motociklas. Kažkur tai, gal sakyčiau, jaunystės nostalgija. Jaunystėje teko su tokiu motociklu važinėti ir dabar. Kada, reiškia, restauracijos metu dalis detalių jų buvo kariškas.
Tai teka surasti visas kitas, kad jisai būtų kariškas ir praktiškai autentiškas sovietų armijos motociklas. Tai dėl to kila idėja atnaujinti karinį. Nuo Stelmužės ąžuolo istorinės technikos ralis pasuko dar vieno istorinio paminklo link. Antrojo ralių ruožo pabaiga numatyta prie Antazavės dvaro. Įspūdingai šalia šio dvaro atrodė ne vienas automobilis, o ypač prabangusis Mercedes V114. Jo šeimininkas jau 5 metus džiaugiasi šiuo gerai išlaikytu oldtimeriu, kurį pavyko įsigyti Italijoje. Man pasisekė su šita mašina, nes jinai labai tvarkinga buvo. Praktiškai reikėjo tik tai gal saloną išsisirpti. Ir važiuoju iki šiol be jokių remontų, absoliučiai. Kitas akumuliatorius, antras akumuliatorius per kiek laiko, viskas. Ja. Jinai važiuoja labai minimaliai, gal kokį 1000 km per metus daugiausiai. Ne vienas dalyvis atvažiavęs į ralį su istorinė technika džiaugiasi jos patvarumu ir patikimumu, juk seni, bet techniškai tvarkingi automobiliai gali saugiai riedėti keliais. Tiesa, nedidelių nesklandumų buvo užkluptas šis Citroenas, kuriam reikėjo padėti pasiekti kito ralio ruožo finišą. Tačiau puikus technikos ir būtent šio modelio išmanymas jo šeimininkui po neilgos apžiūros padėjo užvesti prancūziško automobilio ikoną. Dar vieno ralio ruožo pabaiga šalia dar vieno istorinio paminklo – tai akmeninė Salokų bažnyčia. Ralio dalyviai sustojo ne tik pasigrožėti, bet ir paaukojo jos remontui. Būtent Salake ralio ekipažus netikėtai sutiko Rusijos žurnalistų filmavimo komanda, kuri domėjosi tokia istorinės technikos gausa ir pačiu renginiu. O šitam judėjime konkrečiai senų automobilių tokiam pasivažinėjimuose, kaip mes sakom, tų bendraminčių susiejimas, kaip sakau, paplojam viens kitam per petį, pasidžiaugiam, kokius gerus automobilius padarom. Tai gal sūnus daugiau paskatino, jisai irgi sakė, ai, čia užtenka, čia tau judam, važiuojam. Ir pernai metai šitam žygį, tam istorinių automobilių pravažiavom, tiesa su kitu automobiliu, bet kažkaip užsikrėtė, paskui ir laukė to, ir kad kas pakvies. Ir tokia bendravimo forma čia.
Nestigo aistruolių ir prie kelių, kuriais driekėsi ralio trasos, o visus ko gero pranoko Antalieptės seniūno Arvydo Sauliaus organizuotas renginys. Ralio pertraukėlė šiame miestelėje virto tikra vietos moterų pagal ypatingą receptą kepamų blynų ragavimo švente. Rezultatas tai mes pramogai, mes ten iš tikrųjų tų minučių, sekundžių neskaičiavome, tiesiog norėjome praleisti gerai savaitgalį, kas ir pasisekė. O maršrutas, kadangi nedalyvavę daugiau sunku palyginti, bet iš principo labai patiko. Smagu, vietovės gražios, keliai nuostabus, čia mes juokėmės, gruzinų karo keliai važiuojam. Na, aišku, smagu, be abejo, viskas gerai organizuota, stebime tikrai. Dirbo žmonės nuoširdžiai. Ralis finišavo Vosaknų dvare, kur dalyvius pasitiko čia vykstančio alaus festivalio dalyviai. Šiuo renginiu norim įrodyti, kad senovinės technikos, senovinių automobilių, motociklų savininkai, turėtojai, vairuotojai gali dalyvauti tokiuose žygiuose, kad jie yra visi draugai, bičiuliai, kad malonu susitikti tokiuose renginiuose, parodyti savo išpuoselėtą techniką, pasidžiaugti su kitais žmonėm, pasivažinėti puikiais keliais, šiuo atveju Zarasų rajono keliais, aplankyti bažnyčias, dvarus. Tai yra mūsų paveldas, kaip ir tie automobiliai ir motociklai, kurie važiavo Zarasų rajono keliais. Siekėme suburti bendraminčius, kurie turi, moka, gali ir važiuoja. Prieš apdovanojimus renginiu pasidžiaugė ir pagrindinio ralio rėmėjo Lietuvos techninių apžiūrų įmonių asociacijos Transeksta vadovas. Mūsų tikslas ir buvo parodyti žmonėms, kad senas prižiūrimas automobilis gali būti techniškai tvarkingas ir dalyvauti Lietuvos keliais viešajame eisme. Ir manau, kad tas renginys tuo ir parodė visą šitą ir tai pavyko, nes žmonės tiesiog džiaugiasi visose vietose, kur vyko to ralio, sakykime, etapai, jie džiaugiasi pamatydami tokius puikius automobilius ir patys realiai įsitikino, kad šie automobiliai įveikė visą užduotą jiems trasą ir neteko nei vieno vežtis ant vežimo, sakykime taip. Motociklų klasėje nugalėjo Kęstutis Petrikonis, vairavęs už save vyresnį iš 56. Ralio distanciją įsiveikė, nepadaręs nei vienos klaidos. Youngtimer klasėje nugalėjo iš Kelmės atvykę Raimondas ir Jolanta Stupurai, vairavę vieną, tik iš 3 ralyje dalyvavusių sovietinės gamybos automobilių, kažkada daugelio svajonių viršūnę GAZ-24 Volga. Nugalėtojų ir prizininkų pagerbimo ceremonijoje ne tik kolegų, bet ir gausių žiūrovų didžiausių ovacijų sulaukė patyrusio antikvarinės technikos puoselėtojo Lino Barščevičiaus ir šįsyk jam talkinusios dukros Giedrės ekipažas. Tėvo ir dukros duetas ne tik laimėjo Oldtimer klasės varžytuves, bet ir tapo absoliučiais šio ralio nugalėtojais. Šis istorinių automobilių ir motociklų ralis Zarasų krašto keliais tik parodė, kad Lietuvoje yra aistringų senovinės technikos gerbėjų ir savininkų, o jie istorinės technikos paveldą ant ratų tikrai puoselėja ir nori šią saugiai ir prižiūrėtą techniką džiugina tokių ralių dalyvių ir žiūrovų akis.